Norėčiau paskaityti keletą eilėraščių iš rankraščio, iš poezijos knygos, kuri vadinasi Lota Dasenbergė. Frau Lota gyvena Dasenbergė. Frau Lota laikinai gyvena Dasenbergė. Kai žmogui 99, viskas staiga tampa laikina. Esu beveik 2 kart jaunesnė, prieš metus nemokamai atidaviau chirurgijai savo vėžį, dabar gyvenu su Frau Lota Dasenbergė. Laikinai. Viliuosi kur kas laikiniau negu Frau. Po 3 darganotų dienų parsinešu iš stoginės bent kiek prabrinkusius skalbinius. Sekmadienis. Frau Lota ką tik pavalgė pusrytį, dar vartosi lovoje, šviežia lyg truputį pavytusi vandens lelyje. Veidrodį mato, kad lankstau paklodes. Klausia, ar norėsiu jas šiandien išlyginti. Puolu, sakau lietuviškai. Paskui paaiškinu vokiškai, kad retsykiais pasitaiko ir Dievui skirtų dienų. Frau Lota giliai susimąsto, nejaugi būtų teisybė. Das ist doch richtig, ištaria pagaliau. Ir pati žinau, tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Frau Lota turi sodininką, puikų sodininką, žemučiuką drūtą kaip statinaitė plikų pakaušių, pūkų prisivėlusią barzdele, jo kombinezonas žalias, nelygu pavasarinė ką tik iš miego pabudusi žalioji varlė. Frau Lota turi sodininką, kuris kerpa žolę, apkarpo tujas ir vešlius rododendrų krūmus. Jis gimė tenai, kur baltosios meškos, o Dasenbergė atsirado prieš 20 metų. Jaučias beveik toks pat svetimas kaip ir aš, sunkiai artikuliuoja. Kai atvairuoja į kiemą mažytį Volkswageną, pasišnekam rusiškai, net padainuojame. Vokietis ir lietuvė, abu dainuojam. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. O dar mes turime daktarą, asmeninį Frau Lotos daktarą. Rytoj jis ateis, tad šiandien skubiai repetuojame, kaip reikės jį pavaišinti. Puodelį su lėkštute privalau pastatyti dešiniajame stalo kampe. Kiek kairiau ant šildyklės stovės nedidelis kavinukas, po juo degs žvakelė. Dar kairiau 2 užkandžių lėkštės, servetėlė, traški bandelė su sviestu ir žinoma su dešra. O viešpati, pamiršau surepetuoti šaukštelį. Kuo ponas daktaras kavą pasimaišys? Kai nurenku tuščius indus, kai repeticija baigėsi, režisieriai nirtingai mojavusi savo lazda gražiai atsidūsta. Na matot, juk paprasta. Visko galima išmokti, kai nori, visko mano brangioji. Tuo tarpu vienintelė šio mano spektaklio artistė norėtų bent dieną ištrūkti iš dykumos ir statyti kavos puodelius, kur pakliuvo, kur jie patys beįsigeistų. Per pilnatį Dasenbergė nutinka keisčiausių dalykų. Vidurnaktį, kai įmygis pats saldžiausias, suknerkęs staiga telefonas. Aliau, šaukia į ragelį. Kas čia kvailioja? Ragelį tylu kaip karste. Nedorėlė pilnatis. Neramu ir Frau Lotai. Skambina jau ir jai. Sako, jūs turite kurmį. Tas kurmis pasikasė po tvora, knisa gėlynus, darykite tvarką. O kaip aš tą tvarką darysiu? Virkauja mano senolį. Kurmis juk ne šuva, jo nepririš. Staiga sužaibuoja akim. Gal jūs tenai Lietuvoj mokat gaudyti kurmius? Pabandysiu, o gal ir pavyks. Sugrįžtu po geros valandos, pavėpsojusiai kurmiarausį sakau. Surinkite numerį to kaimyno nuo šiaurės pusės, mudviem reikia pasišnekėti. Aliu, ponia Hanai, jūs trukdo Frau Lotos slaugytoją. Man labai gaila, tačiau kurmis ne mūsų, jis jūsų. Pasikasė po tvorą ir dar po pievelę. Darykite tvarką. Kaip nustatėte, kad kurmis ne mūsų, svetimas? Klausė Frau Lota. Patiko jau, pasilabinau, paklausiau adresu, paprašiau parodyti pasą. Neturėjo. Kas paso neturi svetimas? Man taip greitai akių neapdums. Ar žąsys traukiančios į pietus,
Ar maži vokietukai vienodai girgsi? Gir, 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 gar, 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 į mokyklėlę. Ačiū.